Aš tik norėčiau priminti, kad mokykla yra bendruomenės dalis. Ir jūs visus labai kviečiame atvykti visus bendruomenės renginius. Kartais į Ameriką atvykus, ypač naujai, jautiesi labai vienišas, bet kai tu ateini į lietuvišką mokyklą arba ateini į lietuviškos bendruomenės susėjimus ir renginius, tu surandi daug naujų pažįstamų bendrų interesų ir bendros kalbos ir tu visiškai kitaip jautiesi. Tai labai ačiū, kad jūs čia esate, kad mūsų tokia puikia mokykla. Labai ačiū visoms mokytojams, Gailai, pavaduotojai Egliai ir visiems susirinkusiems ir visiems jūsų vaikams, kad jie čia ateina. Ačiū. Labas rytas visiems. Taip atrodo, kad mes vis dažniau ir dažniau grįžtame į mokyklą, bet tikrai nepaprastai yra smagu matyti visus pailsėjusius, besišypsančius, paaugusius, kai kas per sprindį, gal kas kai per pusę sprindžio, bet žymiai jau paūgėjusius. Sveikinam, pradedant naujuosius mokslo metus. Tegul jums neišblėsta energija, tegul užtenka jėgų skaityti naują knygą, skaitykite visi vienu kartu. Ir dėkojame gerbiamai direktoriai, dėkojame mokytojams, dėkojame tėveliams, mėly mokiniai, kuo geriausios jums sėkmės einant mokslo šviesos laiptais, jie yra nebepasibaigiami. Tegul jums užtenka jėgų, tegul užtenka energijos, o mokytojai, būkite jiems šviesuliai. Jūsų pavyzdys, jūsų energija, jūsų pasiaukojimas, ryžtas perduoti vaikams savo patirtį, savo dvasią, savo širdį liks vaikams visam gyvenimui. Taip kad ačiū gerbiami mokytojai, ačiū tėveliai, kad jūs esate čia. Ir noriu perduoti linkėjimus taip pat ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidiumo vardu ir švietimo tarybos vardu. Jūs turbūt jaučiate savo svorį. Jūs darotės kiekvienais metais sunkesni, svaresni, svarbesni. Ir visos Amerikos lituanistinės mokyklos dabar yra atkreipę dėmesį į jūs. Tai taip, kad tas verčia dar daugiau pasitempti, nes jūs esate pavyzdys. Linkime ir toliau būti pavyzdžiu ir nesustoti. Sėkmės jums naujuose mokslo metuose. Susitikti su draugais, kalbėti lietuvių kalba. Vieta, kur išmoksim kalbėti ir rašyti Bostono lietuvis. O dabar visi kartu. Šeštadienis, tai geriausia diena.